Mano laisvos valios paskelbimas. Aš, sutvėrėjo vaikas, dvasia su siela, įkūnyta vyrė, žmogus nuosavo vardu Vilius, duotų man mano tėvo ir motinos, būdamas sąmoningas, aiškaus proto ir atminties, skelbiu visiems. Sutvėrėjas suteikė man viską, kas būtina. Sutvėrėjo duota man laisva valia vykdau tiesiogiai, garbingai, sąžiningai ir teisingai, visais klausimais liečiantis mane, o taip pat mano šeimą. Savo valia atstatau savo vienius su savo protėviais. Nuo gimimo esu gyvas ir jokio momentu nebuvau dingęs be žinios nei jūroje, nei sausumoje, nei ore. Visi mano tapatybę neva patvirtintis dokumentai ir bet kokie kiti dokumentai išduoti man bet kokių institucijų skelbimi negaliojančiais nuo pat jų išdavimo momento, nes jie išduoti apgaulės būdu. Man neišaiškinus ir nesuprantant šių dokumentų išdavimo pasekmių, tai yra prieš mano valią, galioja tik mano paties sukurti dokumentai. Savo laisvos valios paskelbimu atšaukiu visas anksčiau duotas priesaikas, anuliuoju visas anksčiau sudarytas sutartis, nusiimu visas pareigas, remiantis pilnos informacijos nepateikimu, būnant suklaidintų. Tai reiškia nesat mano laisvai valiai. Draudžiu visiems dariniams, valstybės ir jų organams, firmoms, korporacijos, asmenims ir taip toliau, ir bet kokioms būtybėms naudotis bet kokiais mano resursais ir duomenimis. Viskas, kas nuo gimimo priklauso man, bet apgaulės būdu buvo paimta kitų, tai būna grąžinta man, o viskas, kas ne mano, tai sugrįžta tiems, kam priklauso. Mano valios nevykdymas ir mano laiko trukdymas dariniams užtraukia akceptą, nuostolių padengimą, man už patį brangiausią neatstatomą resursą – laiką, kurį vertinu 1 gramą aukso, 999 prabos už vieną sugaištą minutę. Pasilieku savo teisę keisti šį valios paskelbimą, aiškinti šį valios paskelbimą turiu teisę tik aš, visi kiti šios valios paskelbimo aiškiniai, niekiniai. Šiandien 7529 metai nuo taikos sutarimo Žvaigždžių šventovėje, 4 dienos iki saulėgrįžos, arba 2020 nuo taip vadinamo Jėzaus Kristaus, minimo katalikų Biblijoje, gimimo gruodžio 20 dieną. Vyras nuosavo vardu Vilius.